Andželika, papasakok apie savo sunkiausią sandorį. Kiekvienas iš mano sandorių buvo sunkus. Ne kiekvienas, bet gerai. Žodžiu, čia kaip tik sandoris visai šviežias, jisai kada čia dabar įvyko. Gal prieš savaitę, prieš pusantros savaitės. Nuostabus klientai. Nerealus objektas. Tiesiog, atrodo, tobula viskas, nėra prie ko prikipti. Ir ką jūs savo galvojat? Atsirado dalykų, kurie buvo, tokie svarbus pirkėjai būtent. Tai pirmas dalykas, namas pats gyvenamasis, bet sklypas žemės ūkio paskirties. Kodėl taip yra, aš dabar nepasakosiu, nes čia labai ilga istorija, galbūt kada nors kitam video, tai rašykit komentarus, jeigu tai yra jums aktualu. Mes tikrai su Silvija paruošim ir tokios informacijos. Tai pats sklypas yra žemės ūkio paskirties, tai reiškia, jau mums reikėjo gauti leidimą iš nacionalinės žemės tarnybos parduoti tą sklypuką. Kaip sklypuką, 52 arai tik tai, žinai, sklypukas pusę hektaro. Tai žodžiu, reikėjo gauti tą leidimą. Taip pat leidimą reikia gauti ir pirkėjų, kad jisai galėtų pirkti. Gerai, čia dar nieko baisaus, kažkaip tai padarėm, viskas ok. Tada kitas niuansas. Įsivaizduokit, tas sklypas tai yra tiesiog dalis vieno didelio sklypo. Tai bendrai sklypo plotas yra 4,5 hektaro. Mano klientams priklausė 52 arai. Čia yra dalis, nustatyta naudojamas tvarka. Kažkam tai yra kliūtis, kažkam ne. Šitam pirkėjai buvo, taip neaišku, nes jis iš karto turi klausimų, ar teisiškai viskas bus gerai, ar aš galėsiu savo sklype daryti, ką noriu, ar man reikės atsiklausti kaimyno. Tai yra natūralūs klausimai, aš manau. Gerai, ir dėl šito išsiaiškinom, pas mus yra tas notarinis atsisakymas, kad, pavyzdžiui, tas bendras savininkas nepretenduoja ten į nieko, kad tu gali daryti, ką nori savo sklype ir visa kita. Gerai. Ir buvo paskutinis lašelis. Žiūrim, galvojam jau viskas, galutinai tikrinam visus dokumentus, žiūriu aš tą žemės sklypo planą, yra gyvenamasis namas, yra garažas, kuris yra įregistruotas ir tas kaimynas turi pirtį. Gerai, pagal sklypo planą viskas atitinka. Pradedu dar kartelį tikrinti registrų centro išrašą. Kažkaip, nežinau, galvoju, reikia dar patikrinti viską. Ir žiūriu, o mes turim kažkokį tai pastatą, kur yra parašyta, kad pastatas yra formuojamas, kad yra tas statybų leidimas ir visa kita. Ir aš žiūriu, nesupratau. Pradėjau žiūrėti vėl tą planą. Nesutampa man. Nesueina man tos kortos, jūs suprantat? Pradedu žiūrėti, galvoju, nuvažiuosiu tą sklypą, pasižiūrėsiu, kas yra ne taip. Žiūriu, nėra jokio pastato. Pradėjau klausinėti klientų. Sako, mes nežinom, kas čia tokio. Galvoju, ką daryti tokiai situacijai. Gerai. Pradėjom skambinėti į registrų centrą. Jie nieko atsakyti negali, nesupranta. Pradėjom, skambinti statybų inspekciją, nes yragi tas leidimas išduotas, kažkas tai vyksta. Žinok, su jais buvo labai sunku kalbėti, tikrai jokios naudingos informacijos negavom, tiesiog pasakė, kad, jums reikia tiesiog išregistruoti ir viskas. Išregistruoti galite registrų centre. Gerai. Nuvažiavom mes į tą registrų centrą. Sako, nelabai mes galim jums padėti, skambinkite statybų inspekciją. Ir taip gaunasi, kad vieni nukreipia pas kitus, o šitie pas tos, pas kurios jau buvom kaip ir iš esmės. Galvojam, ką čia daryti. Gerai. Skambinam mes matininkams, klausom, ką daryti. Mums patarė, daryti tiesiog tokį kaip nulinę arba kitaip griuvimo bylą. Gerai. Padarė viską matininkai, sumokėjom pinigus ir ačiū Dievui. Pavyko, tai prasme, pasinaikino tas pastatas, registrų centras viską užregistravo, išsprendėm mes tą problemą, bet žinokit, stresą turėjau nežinau kokį. Tai gerai, visą šitą dalyką mes sutvarkėm, dokumentai tvarkoj, čia 4 mėnesius viskas vyko. Iki tol, kol, ta prasme, nuo derybų ir iki pačio pardavimo. Ir, paskutinis, dar pats paskutinis lašas. Ant mano klientės sklypo, bendrai šitam adresui buvo priregistruotas juridinis asmuo. Tipo, ta prasme, ką daryti su tokiu atveju? Ką, tu man pasakyk. Vėlgi eiti į registrų centrą. Tai gerai, šito atveju viskas tvarkoj.
Mes parašėm, tiksliau klientai, jie patys šaunuoliai nuvažiavo, parašė tą prašymą, tai registras centras pasakė, kad tvarkoja, su tokia situacija galima eiti į sandorį, tiesiog, kad, tarkim, jūs įsipareigojat kaip pavyzdys, ten po pusės metų, ten tos visus reikalus iki galo sutvarkyti. Nu tai ačiū Dievui įvyko tas sandoris, gavom gerą kainą labai už šitą namą, klientai liko patenkinti. Kaip pirkėjas, taip ir pardavėjas. Tai vat buvo ir toks atvejis. Tai iš tikrųjų, sakau, 4 mėnesiai vyko visas tas reikalas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad viskas pasibaigė, nes, stresas buvo. Jau galvojau kažkurį tai momentą, kad neįvyks. Davai, tu dalinkis dabar. Jo, įdomi istorija tavo, tai net taip įdomu. Jo, patirtis ir mano, vat galvoju, kuris čia buvo sunkiausias. Kažkaip galvoju apie vat vieną butą, jo, Pilaitėj pardavinėjau. Sunkumas buvo toks, kad mano klientė, kuri kreipėsi į mane, turėjo tokią įdomią situaciją, kad jai reikėjo parduoti butą kaip įmanoma greičiau. Nes jinai jau buvo davusi avansą ir pirko kitą butą. Ir ten susitarė jinai tokį laikotarpį 3 mėnesiai, ne? Jinai, aišku, uždelsė truputį, kreipėsi pas mane ne iš karto po to, o kreipėsi ten liko gal, 2,5 mėnesio, taip grubiai. Ir aš irgi, kaip sakyt, įmanoma tai parduoti ir mes pardavėm, tai viską, istorija baigsis gerai, bet, pačiai tai buvo streso, nes klientė tokia irgi buvo su ją reikalų, kad daug man skambinėjo ir jaučiau tą tokią spaudimą, taip, labai spaudimą jaučiau. Ir pati pergyvenau, bet galiausiai buvo tų apžiūrų kaina. Kodėl buvo spaudimas, nes savininkė nenorėjo tos didesnės kainos. Aš jai sakiau, kadangi laikotarpis spaudžia mus, tai ta kaina realiai yra tokia. Jinai, aišku, nepaklausė, man reikia va tiek, kad biškiai liktų. Visi taip norim, čia viskas normalu. Tai klasika yra. Klasika, ir tada, sakau, kadangi laikotarpis spaudė, tai aš linkau, kad sakau, va tą kainą realesnį ir greičiau parduosim. Ne, Silvija, gerai, aš kadangi visada linkusi į kompromisą, tai sakau, gerai. Tai taip, kada uždėjom didžiausią kainą, buvo silpnai, tai savaitę palaukėm, mažinom kainą ir po to galiausiai, kai jau priėjom link tos mano siūlomos, mes dar dėrybas tas vedėm, tai irgi kažkiek dar paderinom, bet po to galiausiai, ką man pasakė klientė, sako, Silvija, tu buvai teisi. Kad ta kaina, kurią aš sakiau, ir jinai buvo reali. Visi taip sako po to. Taip, tai kodėl man buvo tas sunkus sandoris, kad daug spaudimo gavau iš klientų, kur vis, kaip čia nėra. Ir vos ne kiekvieną dieną, ar buvo skambučiai, ar buvo. Nebuvo, nevyksta taip greitai. Tai kasdien skambino dar? Taip, jinai man kasdien vos skambino, todėl ir prisiminiau, kad čia gal sunkiausias. Nes aš visada komunikuoju su savininkais, kad tokia situacija ten per šią savaitę, aš visada, jeigu man paskambina, skambinu, kad šiandien bus viena apžiūra, ten kažkas tokio. O čia jinai mane labai taip kontroliavo, nežinau, iš to gal, nes jinai pergyveno, jai reikėjo kuo greičiau, aš ją irgi suprantu, tai sakau, viskas, ačiū Dievui, baigėsi gerai, faini pirkėjai atsirado, kuriem patiko labai butukas, su kreditu pirko, bet mes įtilpom į tą, kaip sakant, laiką, kai jie reikėjo nupirkti. Ir tai svarbiausia. Man yra svarbiausia, kad pasiekti tą rezultatą, ne? Kad ir tą kainą gavo gerą, ir tilpom į tą rėmą, į kurį mes turėjom įtilpti, kad jinai pirko, jau avansą buvo davusi. Tai ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai. Tai įsivaizduoju, kaip tavo klientai pasisekė su tavim. Nes jeigu ne tu, taip neįvyktų, viskas greit ir gerai. Čia galima spėlioti, bet ačiū Dievui pavyko, nes tikrai man tai svarbu, kad klientai būtų patenkinti. Todėl jie ir kreipiasi po to pas mus. Po to taip ir galim pasakoti ir dalintis tavo istorijom, nes tokių istorijų turim nemažai. Vieni lengvesni sandoriai, kiti sunkesni. Tai viskas tai nuo situacijos priklauso, nuo to bendradarbiavimo ir nuo pasitikėjimo. Tai kada klientas pasitikė, tai kažkaip, sakau, tai mums pavyksta padaryti. Tai jeigu norite ir turite turtą, kurį norite parduoti, tai kreipkitės į mus ir mes jums padėsime. Taip, ir pakonsultuosim.